Šeštasis genų raktas. Šeštojo geno rakto šešėlis – konfliktas, lyčių kova. Šeštasis konflikto šešėlis yra pats įtakingiausias genų raktas žmogiškojo bendravimo klausimu. Aukščiausiu savo potencialu šeštasis geno raktas yra taikos žemėje archetipas, o žemiausiu potencialu visų žmogiškųjų konfliktų šaknis. Šis konfliktas kyla iš žmogaus emocinės sistemos ir mūsų nesugebėjimo valdyti ekstremalių emocinių būsenų įtampos. Konfliktas kyla kiekvieną kartą, kai du ar daugiau žmonių sutinka tapatinti su savo emocinė būsena. Kol atiduodate savo valią emociniai sistemai, būsite įkalinti jos nepastovioje prigimtyje. Žmogaus kūne šeštasis šešėlis susijęs su kraujo pH lygiu. Jo užduotis – palaikyti optimalią rūgštingumo ir šarminio pusiausvyrą, kad ląstelės galėtų klestėti. Kaip metafora platesniu mastu, šeštasis šešėlis reiškia šios pusiausvyros praradimą pasaulyje. Ypač jis susijęs su vyrų ir moterų disbalansu, kuris ilgainiui sukūrė lyčių kovos sampratą. Ši kova ar konfliktas nėra tik apie vyrus ir moteris, ji yra apie visų poliškumų pusiausvyrą, religijos ir mokslo, rytų ir vakarų, turtingųjų ir vargšų. Pats pasaulis turi savotišką pH lygį ir kai jis sutrikęs, kyla konfliktas. Panašiai kaip ir per didelis rūgštingumas kūno audiniuose sudaro aplinką virusams ir vėžiui klestėti. Taip socialiniai disbalansai veda į suirutę, korupciją ir blogiausiu atveju karą. Šeštąjį šešėlį galima interpretuoti individualiai per santykius arba kolektyviai per bendruomenes. Individualių lygmenių šis šešėlis pasireiškia per jūsų emocinę būseną. Jei kada nors buvote emociškai užgniaužti per gėdą, kaltę ar prievartą, visa jūsų esybės kultūra buvo sutrikdyta. Panašiai, jei esate visiškai valdomi emocijų, viduje nėra jokios harmonijos. Gerai žinoma, kiek emocinė būsena veikia biologinę sveikatą. Jei esate emociškai įsitempę, kenčia jūsų kūnas. Emociniai sutrikimai yra didžiausia ligų priežastis planetoje, o 36-asis turbulencijos šešėlis, šio šeštojo šešėlio programavimo partneris, sustiprina šį faktą. 36-asis šešėlis verčia jūs nervintis, kai jaučiatės netikri ar nesaugus dėl bet ko gyvenime. Būtent šis nervingumas sudaro visos planetos foninį dažnį. Bioatsako kilpa tarp šių dviejų šešėlių įsišaknijusi nervingume ir gynybiškume. 36-asis šešėlis jūs nervina, maitindamas šeštąjį šešėlį, kuris reaguoja versdamas jūs elgtis gynybiškai. Panašiai jūsų pačių gynybiškumas verčia kitus žmonės aplink jūs elgtis nervingai. Žmonės nesąmoningai yra priklausomi nuo konflikto. Individualiai ir globaliai mes ilgimės taikos. Tačiau mūsų kolektyvinis žemas dažnis užtikrina, kad toliau stiprintume konflikto modelius. Niekur tai nėra taip aiškiai matoma, kaip santykiuose. Konfliktas tarp vyrų ir moterų yra viena seniausių žaizdų ir ji yra genetiškai įrašyta.
Jūs esate genetiškai suprogramuoti gintis nuo priešingos lyties. Ir kol jūsų dažnis nepakils virš priešingos lyties emocinės gravitacinės traukos, niekada iš tikrųjų nepažinsite taikos. Tai yra gilus šeštojo šešėlio ironija. Kad baigtumėte konfliktą, turite atsisakyti traukos priešingai lyčiai. Lytis ir karas yra giliai susiję. Tai gili ir galbūt trikdanti tiesa daugeliu žmonių, ypač todėl, kad nieko negalima dėl to padaryti. Žmogaus seksualumas gali būti transcenduotas tik per fiziologinę mutaciją, kuri priklauso nuo jūsų ryšio su aukštesnėmis realybės plotmėmis masto. Kai šeštasis šešėlis žiūrima socialiniu lygmeniu, jis diktuoja santykius tarp skirtingų rasių grupių. Čia genetinis gynybos refleksas tampa išties pavojingas, nes esame suprogramuoti nepasitikėti kitais genų fondais ir kultūromis. Būtent šis šeštasis šešėlis pirmiausia pagimdė nacionalinių sienų ir ribų idėją ir jis atsakingas už karą. Karas tūkstantmečius buvo mūsų genetinės sandoros šalutinis produktas, tačiau šeštasis šešėlis nėra toks bauginantis, kaip skamba, kai žiūrimas evoliuciniu požiūriu. Jis yra sena mūsų genetikos dalis ir buvo būtinas mūsų evoliucijos etapas. Jis užtikrino, kad rasinė įvairovė iš pradžių egzistuotų, leisdama skirtingiems genų fondams plėstis ir klestėti be per didelio kraujomaišos. Tik nesenai visų genų fondai ėmė maišytis, o tai rodo, kad žmonių rasė pasiekė labai svarbų genetinį ašies tašką. Šeštasis šešėlis yra apie sienų ir ribų palaikymą. Jis yra apie tai, kas įtraukta ir kas pašalinta, o visas jo pagrindas – gynyba. Šeštasis šešėlis verčia jūs tikėti, kad turite gintis nuo pavojaus. Tai galite matyti tiek individualiu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jūsų asmeniniai gynybos strategijos daugiausia formuojasi antrojo septynmečio ciklo metu, nuo 7 iki 14 metų, kai įveikiate brendimą. Didžiulis kiekis gyvenimo energijos surišamas saugant save nuo nestabilių emocinių situacijų, kurias jautėme kaip vaikai. Kol neįsitrauksime į gilų dekondicionavimo procesą, toliau nešiosime šias gynybos strategijas per visą suaugusiųjų gyvenimą. Panašiai nacionaliniu lygmeniu didžiąją dalį energijos investuojame į gynybą. Bendras pasaulinis gynybos biudžetas prilygsta gerokai daugiau nei 1000 milijardų dolerių. Galima tik įsivaizduoti, koks kitoks būtų pasaulis, jei net 10% šios sumos būtų panaudota kūrybiškai. Šeštasis šešėlis yra priežastis, kodėl negalime sukurti pasaulinės taikos. Kol žmonės nepraeis emocinės revoliucijos individualių lygmenių ir neras taikos savo santykiuose, šis šešėlis negali būti transcenduotas. Tačiau, kaip matysime, mūsų žmogiškojoje istorijoje yra įrašyta, kad revoliucijos įvyksta ir iš tikrųjų viena didžiausių prasideda dabar. Represyvi prigimtis – perdėtas dėmesys. Represyvioji šeštojo šešėlio prigimtis rūpinasi taikos palaikymu tarp žmonių, kad ir kokia kaina.
Šis modelis grįstas vien baime ir reiškia, kad šie žmonės visiškai aukojasi, kad išlaikytų savo emocinės aplinkos kontrolę. Tai yra perdėto dėmesio gynybos modelis ir šie žmonės yra malonūs žmonėms. Represyvi prigimtis stengiasi nušluoti konflikto po kilimėliu, pasirinkdama bet kokį elgesį, kuris jį išlaikytų atokiau. Problema ta, kad jei konfliktas nėra skaidriai sprendžiamas, jis galiausiai sprogsta. Perdėto dėmesio prigimtis savo esme yra giliai netikra, o tai reiškia, kad jis sukelia nesąmoningą nepasitikėjimą kitose. Perdėto dėmesio prigimtis taip pat linkusios traukti netaktiškas prigimtis, todėl dažnai susidaro ypač disfunkciniai santykiai ir šeimos dinamika. Kai šie žmonės galiausiai įgyja drąsos susidurti su konfliktu, jie suvokia, kad jis niekada nėra toks baisus, kaip bijojo. Reaktyvi prigimtis – netaktiškas. Kita šio šešto šešėlio pusė visiškai nesugeba sulaikyti savo emocijų. Emocinio takto ir laiko stoka išduoda žemą dažnį, kuris neišvengiamai veda į atoveiksmį. Šie žmonės nuolat atsiduria sunkiose emocinėse situacijose, kurias dar labiau pablogina leisdami sau išlieti pyktį ir projektuodami jį ant kitų. Jie nesugeba prisimti atsakomybės už savo nestabilius jausmus. Dažniausiai jų gynyba – išlieti pyktį ir tada išeiti. Netaktiškos prigimties dilema ta, kad ji yra kurčia savo takto stokai. Šie žmonės mano, kad problema visada yra kitas žmogus, o tai dėja neužtikrina jiems draugų ir labai apsunkina galimybę prieiti prie jų. Vienintelis žmogaus tipas, kuris išlieka su tokiu modeliu, yra anksčiau kalbėta perdėto dėmesio prigimtis. Šios reakcijos modelio įveikimo paslaptis – reaktyviomis prigimtims prisimti visą atsakomybę už savo emocijas, užuot likus įstrigusiems paaugliškoje mentalinėje būsenoje. Šeštoji dovana – diplomatija, gynybos atsisakymas. Aukštesnių dažnių šeštoji dovana greitai atsitraukia nuo konflikto ir ginčų pasaulio. Tai yra diplomatijos dovana, gebėjimas koreguoti savo elgesį, kad sukurtumėte harmoningus mainus su kitais. Ši dovana yra šalutinis produktas atveriant savo širdį kitam žmogui. Kai tampa aiškesnė jūsų pačių emocinė prigimtis, pradedate jaustis ramesni. Kadangi ši dovana taip giliai susijusi su jūsų pH pusiausvyra fizinėme kūne, ji taip pat stabilizuoja emocinę aurą jūsų aplinkoje. Kitaip tariant, kai žmogus geba matyti ir sąveikauti su savo nesąmoningomis projekcijomis, jis iš tikrųjų nutraukia kolektyvinius šešėlio modelius ten, kur eina. Jeigu vienas žmogus nebelaido reakcijos, kaltinimo žaidimo, kitas yra priverstas susidurti su savo demonais. Galite matyti, kaip pH pusiausvyra kūne gali būti toliau suprasta per šią dovaną. Kad santykiai būtų sveiki, turi būti yin ir yang, priėmimo ir davimo, klausimo ir reiškimo pusiausvyra. Konfliktas kyla, kai ši pusiausvyra prarandama. Šeštoji dovana turi poveikį akimirksniu pritaikyti reikiamą davimo ir ėmimo kiekį, kad būtų palaikoma ramybė. Pavyzdžiui, jei vienas žmogus santykiuose tampa agresyvus,
Diplomatinė atsakomoji priemonė yra sugerti agresiją ir tada perduoti energiją atgal nieko prie jos nepridedant. Tai galima padaryti įvairiais būdais, tačiau taktiškas sąžiningumas yra vienas dažniausių. Sąžiningumas turi nepaprastą galią ir yra vienas iš diplomatijos raktų. Kitas raktas – laikas. Turite būti sąžiningi tinkamu būdu ir tinkamu momentu. Žmonės rodantys šeštąją dovaną visada jaučia, kaip ir ką sakyti per stiprų savo auros rezginio lauką. Šie žmonės gali fiziškai pajusti kito žmogaus aurą. Jie gali tai daryti todėl, kad tai specifinė genetinė dovana ir todėl, kad jie yra emociškai brandūs. Emocinė branda reiškia, kad jūsų sąmoningumas veikia net giliai emocinėse būsenose. Kai vis labiau suvokiate savo emocinius modelius, per jūsų emocinę sistemą einantis dažnis yra išlaisvinamas ir pagreitinamas. Tai daro jūs daug jautresnius energetinių lygmenių, tarsi ankstyvojo įspėjimo sistema konfliktui. Kai veikiate iš šios šeštosios dovanos, galite pajusti konfliktą kitose dar prieš jam atsirandant. Tai leidžia jums sušvelninti savo veiksmus ir arba žodžius, kad išsklaidytumėte konfliktą. Emocinė branda reiškia, kad jūsų sąmoningumas veikia net giliai emocinėse būsenose. Diplomatijos dovana yra kur kas daugiau nei gebėjimas tarti tinkamus žodžius. Tai tik paviršinis įgūdis, kurį gali įvaldyti bet kas net žemų dažnių. Tikroji diplomatija yra energetinė dovana, veikianti per žmogaus aurą. Kadangi šeštasis geno raktas taip giliai įsišaknyja žmogaus seksualume, jis yra apie sienų ir ribų prasiskverbimą. Dėl šeštojo šešėlio tarp priešingų lyčių yra didžiulė trintis. Abi pusės taip užsiėmusios savo individualybės gynimu, kad tarp jų lieka labai mažai tikros meilės ar ryšio. Tačiau ši trintis palaikoma tik tol, kol kiekviena šalis laikosi savo gynybos. Kai šeštoji dovana įeina į žmogiškuosius santykius, emociniai barjerai pradeda byrėti. Šeštoji dovana katalizuoja natūralios trinties tarp priešybių tirpimo procesą ir taip leidžia kur kas didesnį energijos mainą tarp jų. Būtent tai ir yra įsimylėjimo patirtis. Kaip cheminės genetinės šeimos, žinomos kaip alchemijos žiedas, dalis šeštoji dovana atlieka esminį vaidmenį žmonių rūšies transformacijoje. Šį kodono žiedą sudaro 4 genų raktai – 6, 40, 47 ir 64, kurių temos atitinkamai yra diplomatija, sprendimas, transmutacija ir vaizduotė. Tai labai galinga genetinė grupė. Šeštoji dovana griauna barjerus žmogiškuose santykiuose, o 40 dovana kalviuoja šį naują atvirumą mūsų bendruomenėse. 47 dovana leidžia transformuoti senus būdus, o 64 dovana atveria mus į šviežią gyvenimo galimybių rinkinį naujų būdų. Kolektyviniu lygmeniu kiekvienas žmogus, reiškiantis šeštąją dovaną,
dalyvauja šiame giliame alcheminėme procese, palaipsniui atnešančiame taiką žemėje. Šie žmonės suvokia, koks dusinantis gali būti gynybiškumas tiek individams, tiek kultūroms, tiek visoms rasėms. Kai ši dovana įeina į pasaulį platesniu mastu, kaip ir turi įvykti, pradėsime matyti daugelio sienų ir barjerų, laikančių žmonės atskirai, išmontavimą. Šeštasis siddhi – taika, šlovės kūno kūrimas. Galutinė gynyba yra tuštuma. Tai yra išmintis, kurią mokė didieji išminčiai. Gynyba palaiko iliuziją, kad esame atskiri. Todėl ji iš tikrųjų beprasmė, nesaugo tai, kas iš tikrųjų neegzistuoja. Yra garsi istorija vadinama tuščia valtis, kurią pasakojo kinų išminčius Huangdzu. Vieną dieną senas žmogus plaukė upe savo valtimi, kai netyčia susidūrė su kita valtimi. Žmogus antrojoje valtyje ėmė šaukti ant seno žmogaus, keikdamas jį. Tačiau antrajam žmogui nustebus, senasis niekaip nereagavo, o tik spoksojo į jį abejingai. Senasis buvo nušvitęs žmogus, transcendavęs bet kokį savo individualybės pojūtį. Jam nebuvo nieko valtyje, į ką būtų galima šaukti, todėl nebuvo nieko, ką ginti, ir dėl to jokia reakcija neatėjo jo esybėje. Šeštoji taikos siddhi yra viena iš tikrai didžiųjų siddhi. Ji yra visų siddhi pagrindinė prigimtis. Iš tikrųjų, ji yra pačios formos pagrindinė prigimtis, kai jos tikroji esmė yra suvokiama kaip sąmonė. Šeštoji siddhi yra žymima kaip galutinis rezultatas proceso vykstančio šeštojoje dovanoje. Šeštoji dovana pasižymi nuolatinė priešybių balansavimo veikla. Šia prasme diplomatija reikalauja subtilių pastangų, nes ji žongliruoja dvilypumo srityse. Tačiau tam tikrame taške šis procesas spontaniškai užleidžia vietą šeštajai siddhi. Ir dvilypumas pats yra transcenduojamas. Galima sakyti, kad nors šeštoji dovana yra veikla, palaikanti ramybę, o šeštoji siddhi yra pati taika. Taika yra realybė, kuri patiriama, kai visos ribos ištirpsta. Tai yra tikroji žmonijos prigimtis. Galutinė gynyba yra tuštuma. Daugelis didžiųjų mokytojų kalbėjo apie šeštosios siddhi taiką. Kai Jėzus sakė, kad dangaus karalystė jau atėjusi, bet žmonės jos tiesiog negali pamatyti, jis kalbėjo apie šią siddhi. Taika yra aurinė emanacija, kuri supa kiekvieną esantį siddhi būsenoje. Šioje siddhiškoje būsenoje sąmoningumas jūsų esybėje atsiskiria nuo jūsų emocinės prigimties. Jis kyla
ir plūduriuoja ant jūsų emocinio ilgesio vibracijų. Tai spontaninis procesas, kurio negali sukelti niekas jūsų individualybėje, nes būtent ta individualybė turi mirti. Anksčiau kaip ilgesys patiria emocinę energiją, dabar patiriama kaip taika. Sąmoningumas nebėra įkalintas emocinės žmogiškosios dramos vingiuose. Giliausių pojūčių kažkas visiškai stebuklingo vyksta jumyse. Galutinė riba, jūsų kūno riba, ištirpsta. Kai tai įvyksta, sąmoningumas nebėra lokalizuotas kūne, bet patiriamas kaip keliaujantis per visas gyvas formas. Jūs suvokiate, kad visa gyvybė yra gyva ir kad nors forma gali ištirpti, kai forma praeina, sąmonė, esanti už šio gyvenimo ir mirties žaidimo, visada lieka. Taikos pojūtis, sklindantis iš šių apreiškimų, yra neapsakomas. Visos jūsų gynybos išnyksta ir jūsų valtis tampa tuščia. Paradoksalu, bet tuo pat metu ši tuštuma užliejama viskuo. Gilūs pokyčiai vyksta jūsų fizinėme kūne prieš, per ir po šio suvokimo. Kadangi jūsų išorinės sienos ištirpo, procesas atsispindi jūsų kūno chemijoje ir visas vidinis konfliktas baigėsi. Atrodo, tarsi visos jūsų kūno ląstelės sudarytų taiką viena su kita ir patirtų savo vidinį Edeno sodą. Šia prasme, tikrasis Edeno sodas yra pats kūnas. Taikos bangos lydinčios šį įvykį keliauja giliai į visos žmonijos kolektyvinę sąmonę. Būti šalia žmogaus įkūnijančio štai siddhi reiškia maudyti savo kūną jo tiesoje. Tai reiškia patirti didesnį sąmoningumą nei jūsų pačių, keliaujantį fiziškai ir emociškai per jūsų kūną. Kadangi dabartinė žmogaus forma nėra skirta šioms aukštesnėms sąmonės būsenoms, kai kurie keisti reiškiniai gali įvykti kūne žmogaus patiriančio šią siddhi. Šeštoji siddhi yra originali ir būsimoji žmonijos būsena. Iš jos kyla mūsų rojaus mitai ir prisiminimai, bei mūsų intuicijos ir aukščiausios viltis dėl ateities. Kai ši būsena aušta jumyse, jūsų kūnas pradeda mutuoti. Tam tikra prasme jis stengiasi sukurti geresnę transporto priemonę šiam intensyviam naujam dažniui, tačiau žaliavos dar nėra visiškai esamos. Žmonija vis dar evoliucionuoja naują energetinę grandinę, galinčią nešti šiuos aukštus dažnius. Štai kodėl tiek daug didžiųjų išminčių staiga suserga. Ypač jie gali patirti problemas ir disbalansus susijusius su kūno pH. Šie dalykai vyksta todėl, kad kūnas stengiasi pasivyti savo būsimą būseną. Nepriklausomai nuo to, kas patiriama fiziškai, absoliučios taikos pojūtis niekada net nevirpteli.
Retais atvejais būsimo kūno elementai yra prieinami per jūsų genetiką ir būsimo kūno kūrimo procesas tęsiasi. Tai apima 47 transfiguracijos siddhį, kuri yra anksčiau minėto alchemijos žiedo dalis. 6 siddhi turi labai ypatingą savybę šią prasme. Ji turi instrukcijas, kaip sukurti naują genetinę formą. Įdomu pažymėti, kad glicinas, aminorūgštis, kurią koduoja 6 geno raktas, yra viena iš nedaugelio aminorūgščių aptiktų tarp žvaigždinėse debesyse gilioje erdvėje. Yra prielaida, kad ši aminorūgštis gali atlikti pagrindinį vaidmenį formuojant naują gyvybę galaktikoje. Naujoji žmonijos forma yra susijusi su šiuo kūno pH klausimu ir taip pat su ribomis pačiame kūne. Galutinė riba yra mūsų oda ir vienas šios siddhi poveikis gali būti odos mutacijos. Šios mutacijos veikia tai, kaip odos ląstelės sugauna šviesą. Todėl žmogus, reiškiančio šią siddhi, oda gali atrodyti permatoma. Jei 47 siddhi taip pat dalyvauja procese, įvyksta dar nepaprastesnis reiškinys – žmogaus kūno transfiguracija į tai, ką senovės vadino vaivorykštės kūnu arba šlovės kūnu. Ši transfiguracija galiausiai apims visą mūsų rūšį. Šio proceso kūrėjas bus 6 siddhi. Kai mūsų odos ląstelės išmoks gaudyti šviesą, mūsų virškinimo sistema palaipsniui taps nereikalinga, nes šviesa turi subtiliausius maistinius elementus. Kalbant apie kūno pH, ši fizinės formos dvasinė transmutacija palaipsniui susilpnins pH skalės kraštutinumus, taip sumažindama kūno rūgštingumą ir šarmę. Galiausiai, kai visi tirpalai kūne bus neutralizuoti, vandenilio jonai, sudarantis pačią pH skalės pagrindą, išgaruos ir kūnas visiškai išnyks. Kolektyviniu lygmeniu 6 siddhi bus pati paskutinė siddhi, kuri visiškai mutuos artėjančiame globalios sąmonės poslinkyje. Tik tada, kai taika bus pripažinta Žemėje kaip natūrali mūsų kolektyvinė sąmonės būsena, bus pastatytas būsimas žmonijos indas. Kitaip tariant, pasaulinės taikos mitas yra pretekstas kurti būsimą kūną, kuris mus išves iš pačios formos.